Labas, pristatau savo nemėgstamiausius dalykus gimnazijai, kadangi pabaigiau ir man nebereikia jų daugiau studijuoti, tai žodžiu pradėkim. Oi, ne tas skaidė, bet, ta prasme, va taip, va aš jausdavausi po tų dalykų. I hate it. Let's start strong. Lietuvių kalba. Mes visi kalbam lietuviškai. Kodėl taip sunku, kodėl taip nusibosdavo, kodėl taip užknisdavo, nes kiekvieną savaitę, kiekvieną pamoką reikėdavo rašyti pastraipas, rašinius ir panašiai. Tai tiesiog, hate it, per daug informacijos reikia atsimint, kiekvieną knygą skaityti, atrodo, kad čia full time job. Tai lietuvių kalba šiaip galėjo būti ir antroje vietoje, bet yra trečioje vietoje. Nes antroje vietoje turim istoriją. Žinot, kodėl istorija? Dėl to, kad yra sunku. Tenais yra ką mokytis. Lietuvių kalboje taip. Tu jeigu esi biški toksai kūrybingas, tu kažką išmąstysi, bet istorijų tu neišmąstysi, nes tu tiesiog turi mokėti, praleidi kažko nemoki ir viskas. You are cooked. Ta prasme, niekas tau nebesiseks, jeigu nemoki istorijos. Ir turi matematiką. Neturiu aš loginio mąstymo ir aš jo neišmokau. Aš jo tiesiog neišmokau, nes mano matematika buvo, aš tiesiog buvau užsiciklinus, nemėgau nieko, kas yra susijęs su ją, bet jeigu man sekdavosi kažkokia tema, tai čia aš tik tai galvodavau, kad sekdavosi, nes tada bandydavau kažkam kitam aiškinti ir mokyti ir tada suprasdavau, kad aš pati vis tiek nieko nemoku. Tai atrodo, kad kažką bandai suprasti, bet ne, matematika yra tiesiog genijams, aš nežinau, jūs esate specialūs žmonės ir jo, pavydžiu. Bet žinot ką? Yra programos dabar. Yra, tarkim, Astra AI, kuri galim išmokyti visų šitų dalykų, net ir matkės, net ir lietuvių kalbos ir istorijos, kaip koksai korepetitorius, kuriem nebereikia leisti tūkstančiais pinigų prieš egzaminus. If you know, you know. Viskas gali būti jūsų telefone, jūsų kompe, jūsų ausinėse, jeigu klausot podcastus mokomosius čia per šitą programą padarytus. Tai vat, rekomenduoju, o šiaip nežinau, ar jum irgi sutinka maždaug tie dalykai, kurių nekenčiu aš. Ir kurie yra sunkus ir nekenčiami jūsų. Parašykit į komentarus. Labai įdomu.